Ką šiandien deginsim ant heito laužo? Nežinomybė. Kažkokia beviltiškumo būsena apėmusi. Tai penktadienį tikrai buvo didelis kiekis balionų, tuo tarpu vakar tikrai buvo minimalus, galbūt toks kasdieninis kiekis. Hibridinė psichologinė priešo operacija ir vėl į dešimtuką. Gerai padirbom ir iš tikrųjų turime gerą viziją, kaip dar geriau ir dar stipriau saugoti mūsų vidaus saugumą. Sprendimų priėmimas užstrigęs neaiškia kalba kalbančių laikinų ministrų lūpose. Aišku, suprantam, kad ne visada galbūt yra populiaru arba patogu neišskristi, bet tai yra daroma būtent dėl jų saugumo. Bet šį kartą, kuomet Lietuva laukia konkrečių atsakymų net 3 dienas, šitų blevyzgų jau ryškiai per daug. Kartu veikti prieš šitą veiklą. Tikrai turim tam didelę norą ir didelį į planą, kurį realizuosimės pagal poreikį, nesakysim kada, bet tikrai apie tai tikiu sužinosite. Po šios nerišlios kalbos sekmadienį vakare dar viena oro balionų ataka iš Baltarusijos. Nesu ekspertas, bet vadinti tai kontrabanda ir dar į oro uosto pusę mažų mažiausiai juokinga. Nesustojam ryžtingai tramdyti kriminalinę veiklą. Tai kontrabandinių sindikatų, jeigu galima tai pavadinti, veikla. Kontrabanda paprastai skrenda per upelius, upes ir miškus. Tiesiogiai į oro uostą nukreipti balionai siekia vieno – paveikti Lietuvos pagrindinio oro uosto darbą. Paveikti mus, įvaryti baimę ir beviltiškumo jausmą. Mes matome, kad yra tai daugiau, tai mažiau balionų. 3 iš eilės dienas uždaromos oro uostas dėl oro balionų iš Baltarusijos. Savaitgaliukas. 3 dienas nieko kito Lietuva negirdi, tik kaip stebime, kontroliuojame. Kas tuo metu vyksta? Kyla nerimas, baimė ir beviltiškumas. Vidaus reikalų ministerijos, kviesim ją prisijungti taip pat ir mokesčių inspekcijos, muitinės pareigūnus. Uždaryta siena, kaip supratau, prekių tranzitui, o ekonominiams Baltarusijos turistams vykstantiems į Akropolį kvepalų užsidirbti ar susitvarkyti savo prabangius būstus Vilniuje. Man šitie autobusai lygiai tas pats kaip oro balionai. Legali režimo infiltracija po 10 kartų per dieną pirmyn ir atgal. Kiek matau šių kelionių iki penktadienio, grafikas pilnai užpildytas. Kultūros ministro nėra, krašto apsaugos ministro nėra. Oro balionų atakos įvyko būtent tuo metu, kai krašto apsaugos ministro kėdė liko tuščia. Atsitiktinumas? Nors yra šis laikinai pavaduojantis, viską stebintis ir kontroliuojantis. Kas svarbiausia - apsaugoti mūsų gyventojų gyvybės, kad jiems nieko negrėstų. Bet mes turime pasiūlymą stebinčiai ir viską kontroliuojančiai koaliciniai vyriausybei. Jį ant laužo išskirtinio podcast metu išsakė profesorius. Oi, mes surasime tinkamą ministrą. Suraskit, ponia Ruginienė. Paskirkit celofaną kultūros ministrų. Visi bus patenkinti. Tokį itin griežtai pasisakantį pirmąjį atkurtos valstybės vadovą pamatysi ne kasdien. Ši išskirtinio pokalbio dalis jau ant laužo YouTube kanale, o pilna netrumpinta versija ant laužo Patreon kanale.